galvojau tokį vieną, tik taip pūkšt kažką. Čik. Žiauriai gražu. Kai gerumo putos. Atvarėme į McDonald'ą. Oh. What's this? Our car. Hello. Pasistačiau mašiną, dabar reikia pareiti 700 metrų peškom iki mūsų viešbutuko. Robertinas su Emiliu jau lovoje miega, o aš numariau mašiną. Turbūt nepasakau, Robertina ten kažką tai minėjo apie parkavimus, bet žodžiu, jeigu prie viešbučio statyti gatvę automobilį, tai dienai laiko gaunasi 50 eurų, o aš 3 dienom išsinuomavau pažyminiam parkinge vietą už 42 eurus. Ir mes galim kiek nori kartų įvažiuoti ir išvažiuoti. Tai nėra taip, kad pastatai ir viskas. Ir jeigu tau reikia mašinos, pasiemi, išvažiuoji, po to grįši, ta pati vieta tau yra laisva. Tai kad ir brango, kad 3 dienom 4 eurai, bet neturėjom kito pasirinkimo. Aišku, radau, kur ir už 25 galima 3 dienom pasistatyti ir panašiai, bet tai ten kitam Paryžiaus galeno, ten tarkim už 20 km. Tai palikti mašiną už 20 km nublemba absurdas, plius kaip po to iki jos dasigauti. Su metro varyti, su taksi varyti. Su taksi varyti, nu tai žodžiu, tas pats gausis, tas ant to išeisi, kad automobilis bus toli. Tai tokį sprendimą priėmėm. Čia kažkokia tai girta juodukė bando su dviračiu važiuoti. O, jinai čia kažkaip taip palaviruoja. Krigėrus, ką žinau. Ir va tuoj praeisim įdomiausią vietą. Kurbiškai buvo, čia kažkas pamyžo, kurbiškai bomžiagos gyvena. Atrodo Paryžius viską. Ir bum. Šiaip tokios lauko parduotuvėlės ir kažkoks gal kazino ar kažkas tokio. Ir va toks vaizdelis. Tai va nežinau. O, žodžiu, kad žolė rūko. O ką jums, jie vidzina. Jie Paryžių gyvena. Va ten va 2 vyrukai nuėjo. Einu sau, žiūri tiesiai mane. Nugalvoju, kažkas bus įdomaus. Įsidėjau kamerą, nugalvoju, žiūrim, kas bus. Eina, bum, užstoja man kelią. Nugalvoju, dabar jau kaip rausiu vieną. O čia šiaip kažkokie taip pagėrė vyrukai. Savo klausyk, gal žinai, kur gauti biškutį arba biškutį taip padaryti. Ne, sakau, aš turistas, nežinau. O, turistas iš kur esi ir pradėjo klausinėti, bet ta tokia pirma jų intencija, tas kelio užstojimo būdas, man tai nelabai patiko, galvojau tokį vieną, tik taip pūkšt kažką, tokį vieną, bet ne, normalus. Nelabai man iš tikrųjų patinka šitose kitoj šaly, kitam mieste vaikščioti naktį. Na, bet ką padarysi, čia va, traukinių stotis apšviesta. Aš realiai vieną žingsniuoju gatvėje. Ne vienas žmogaus jau nėra. Vienas aš žingsniuoju ir tėčiau užstoja man kelią. Maži pizdukai. Prancūziški. O, dviratis. Gazilingu. Per raudoną kirtą. Zinė visiškai. Aš jau netoli mūsų viešbučio, tai žingsniuojam toliau. Nu ką, šiandien turim seriją su kompiuteriu, nes man nepatinka tai, ką aš matau. Nu rimtai, nelabai patinka.
Žiūrėkit, parodysiu ir jums. Pasiemam kamerą, atsinešam arčiau ir ką mes matome? O mes matome, kad turime 533 prenumeratorius. Man šitas nepatinka. Aš buvau pakomentavęs, kad jeigu iki penktadienio surinkam 550, tai įkeliu naują seriją. Bet nepasiekėm. Vadinasi, naujos serijos penktadienį negavot. Kitas įdomus dalykas, jog aš galiu žiūrėti statistiką. O statistika mums rodo, jog mes turime 84,7% neprenumeruojančių žiūrovų. Tai ir jums taip sunku paspausti tą paprastą vieną mygtuką, tiesiog čik, užspaudžiat ir viskas. Ir patys gaunate notificationus, kai krenta nauja serija. Ir man gerai. Argi taip sudėtinga? Come on. Tai davai, dabar greitai visi paspaudžiate mygtuką, iki penktadienio surinkame 600 ir turėsime seriją antradienį, tai yra šiandieną, ir tada dar penktadienį kris, o tada antradienį vėl, tu dūmš dar vieną. Taigi visiems gerai. Atėjom papusryčiauti lauko kavinukė. Naminis burgeris. Ir vištytę, ir kavutės pasiėmėm. Toksai vat vaizdelis. Pavalgysim ir keliausim į centrą. Atėjom išsiskalbti rūbus. O, kaip čia mirga. Susidedi rūbus, susimoki. Ir po to išsidžiovini. Nu, o ką daryti? Neturim kur išsiskalbti rūbų. Vienas vaikštausiu po Paryžių, laimingas, saulutė šviečia, šilta, gera. Keliauju atgal iki parkingo, kur palikęs esu džetą. Reikia sutvarkyti generatoriaus įtempėje, nes mums rytoj reikia keliauti į Liuksemburgą. O generatoriaus įtempėjas priminėjo, jog jam 34 metai ir kad jam reikia poilsio. Nerandu aš niekur dalių aplinkui. Paryžiuje iš viso niekas nevažinės tokio senumo automobiliais, tai mes labai daug dėmesio sulaukiam. Žmonės liuksus rodo, prieš švisoforų sustoja, pakalbina. Patys policininkai prieina, paklausia, o juk tu sauko čia per mašiną, iš kokios šalies, LT, ką čia reiškia? Sakom, Lietuva. O, tai žodžiu, dalių nerandu, bet turiu daug zeteškių, o zeteškės viską išsprendžia, tai keliaujam. Va toks savo didelis Paryžiui centre lauko tualetas. Iš tikrųjų labai daug erdvės čia gyventi galima, bet man labai patiko va šitas va dalykas. Tu turi rankeną, tai aišku, tą rankeną, su koja pajudinsiu, jinai skirta nuleisti vandenį. Bet realiai, jeigu tu esi automobilistas, tu gali sėdėti, kakoti ir junginėti power'us. Nice! Bandžiau. Tik priejau prie mašinos iš karto nustoja veikti tą lempą, aš net iš viso buvau šokę, kad jinai veikia, nes kiek kartą jau prie mašinos tai niekad neveikdavo, dabar veikia, tai persivariau kitą vietą. Problema yra su generatoriaus įtempėju. Tiesiog štai veržlė yra atsilaisvinus, nei atsukti, nei prisukti, nei priveršti, nei iš vis jas nuimti. Tai tiesiog tokia laisva. Gali groti kaip su gitara. Dabar ateina karšti orai, vėl bus plus 30, čia plus labai daug karščio iš variklio skyriaus ir tas zeteškis jūs galim iškoti pradėti lydytis. Tai aš dabar šausiu daugiau zeteškių, kad tikrai laikytųsi, bet mums reikia vatovą. Jo, visgi ne visai mano automobilio remontavimo stilius. Tiek va zeteškių šovim iš visų pusių, per čia, per ten. Nu, neturiu aš kitą pasirinkimą, aš negaliu leisti generatoriui nukristi, nes nukris dirželis, kai nukris dirželis, tai nebekraus sekumo. Visiškai dzin, bet tas pats dirželis varo ir vandens siurblį. Jeigu vandens siurblys nebesisuks, tai tada bus motor šadin, motor kaputė ir mes tikrai nebegrįšim Vilnių. Įkaliau milijoną zeteškių, tai nėra kvaila, jeigu tai veikia, nu taip. Va taip, bus viskas guto, šiaip tai varysime Vokietijoje tikrai rasime dalių ir susiremontuosim dabar, nu. Neturiu kitą pasirinkimo.
Nu ką, aš galiu pasakyti. Gražus Hogwartsas. Pagaliau kažkur tai mus įleido. Čia biškutį liūdesėlis buvo atvažiavę. Atvažiavam su metro, galvom, kad nebeįleis, bet įleido. Ačiū, čia visokie pasiruošimo darbai. Olimpinėms vyksta, šiukšlių daug čia, kurų biškį turim, bet vau, koksai grožis. Čia turbūt irgi vienas iš olimpinių sportų – mini golfas. Gal paloš biškučiuką? Einam, pažiūrėsim, koksai ten vaizdas. Bet šiaip jo. Čia šitas Hogwartsas labai nice. O kaip čia prieiti? Turbūt net pro čia. Biškį pro tvorą. Ai. Kai nemato, tai ir galvos neskaudė. Du puikus klausimai. Pirmas klausimas štai toks. Kaip sekėsi keliauti su vaiku? Tai su vaiku keliauti sekėsi puikiai. Mes kai važiuodami iš miesto į miestą, jeigu būdavo tolimesnis atstumas, mes vis tiek darydom pertraukas kas kokią valandėlę. Tai kas valandą išlipdom, nueidom pavalgyti, užkasti į tualetą, nusipirkti atsigerti ir panašiai. O vaikutis tuo metu tiesiog pabėgiodavo lauke, jeigu matydom kažkur tai žaidimo aikštelę, sustodavo, bėgdom į ją pasisupti, pažaisti ir panašiai. Nuvykus į vieną muziejų, kitą muziejų ar šiaip kažkokio lankytinio objektą, tai vaikui pačiam būdavo smagu pasivaikščioti, pamatyti kažką naujo. Taip pat per pietus, kaip ir kiekvienam vaikui, yra privalomas pietų miegelis. Tai jeigu tas pietų miegelis vykdavo važiuojant, tai mes tada jau naudodamės progą, nes žinodam, kad turėdam kokias 2 valandas, sakykime, ramaus laiko, kai galim tiesiog važiuoti greičiau, niekur nereikės stoti ir panašiai. Tai kol jisai miegodavo, tol mes važiuodam, o kai pabūsdavo, tai viskas būdavo super. Kiekviena nakvynė pas mus buvo viešbutyje, tai išsimiegoti irgi gerai pavykdavo, nemiegodom nei mašinoje, nei ten kempinėje, nei palapinėje, nei dar kažkur, tai visą laiką viešbutį. Tai išsimiegam su vaiku, pabundame geros nuotaikos ir leidžiamės į naują dieną. Tad kaip sekėsi keliauti? Puikiai. Vaikščiam toliau po Paryžių, žiūrim, ką čia galim pamatyti. Ir... Kokia naikintuvė atskrenda? Nežinau. Visgi nuskrido kažkas, tai galvau, kad gal naikintuvai, bet va, kokių gražių bažnytėlių yra. Čia va treniruojasi dviratininkas, aš nesuprantu, ar Tour de France ar kam. Visokių ženklų yra renginiam. Ir va, bum. Nu, žiauriai gražu, tikrai gražu. Tikrai yra Paryžiui ką pamatyti gražaus, aišku, mes labai nelaiku atvažiavome į, nes pusė miesto yra užtverta, bet pasižiūrėti tikrai yra į ką. Tik tai, kad man nepatinka ta tokia žmonių mišrainė. Čia labai daug rasių skirtingų, ir juodukų, ir visokių, ir musulmonų, ir arabų, ko čia tik tai nėra, tokia visiška mišrainė, tai aš nenorėčiau čia gyventi. Uzbekistanas. Gaziling. Nu, įdomus sportas. Miau. Varom dabar su dviaukščiu traukiniu. Labai nice. Su dviaukščiu metro, ja. Patinka, miukai? Kaip traukinys daro? Čiu, visas murzinas ledus valgė.
atvarėme tokią vietą. Čia žiauriai gražu ir čia krūva žmonių. Nežinau, ką jie čia daro. Čia labai daug spinų. Ir va, toksai va vaizdelis. Tai mes prie visų taksistų pasistatėm. Taksistas išvažiavo, kai nesame taksistų vietą. Ir viskas. Nu, lemba, ta prasme, mes kaip ir taksi iš Lietuvos atvažiavomgi. Eisim pasižiūrėti, kas čia gero. Hai! Išsiaiškinom, kas čia vyksta. Čia žmonės tiesiog ateina ir prie mikrofono dainuoja, o visas kalnas susėdęs klauso. Tai išsiuntėm Robertiną padainuoti. Oi, duosim vaizdų biškutį lietuviškų. Tegul parodo, kokią balsą turi. Nuėjo į eilę. Tokia vat vietelė. Tuoj užkursim pirtį, nes čia žiūrim negražiai dainuoja. Nu ką, tuoj debiutuos mūsų dainininkė Paryžiuje. Prieš tiek žmonių. Žiūrim. Nu va, esam Paryžiuje. Turime beveik vidurnaktį. Reikia pirmą kartą nusplauti automobilį, nes jisai visas purvinas. Ratai apsinešę stabdžio apnašom. Kapotas visas purvinas, langai, bagažinė, nu realiai visa mašina purvina. O mano draugai detailingbaltics.com ir Evo Cars davė man rinkinuką, kad automobilis blizgėtų. Sako, prie Eifelio bokšto turi fotografuoti, privalai fotografuoti švarią mašiną. Davė kempinę, mikrošluostės, sausinimo rinkinuką ir dar visokių priedų. Tai mes juos dabar ir išbandysime. Ir žodžiu, rezultatas prieš tai yra va toksai. Na, per nuotraukas šitą per vaizdą įrašą geriau neatrodo, bet šiaip tai jinai visa purvina. Ir to pažiūrėsim, kas gaunas. Kai gerumo putos! Oi, tu, saulė, Lietuvoj mes tokią vairę neturim. Pasižiūrėk, tokį va vieną, šaukit. Okei, I like it, Picasso. Kai gerumo putelės. Išbandysim, žodžiu, tokį dalykiuką. Nuplausim visą automobilį, prieš tai nupurškiu vandeniu, kad nebūtų jokių dulkių, kad nebraižytų automobilio. A dabar išbandysime šitą produktą. Nu, apipurškiam putom. Koks šiaip patogus šitas dalykas, eiktų savo. Aš čia visą laiką plaunu mašiną su kempinėm. Nieko neturėjau tokio daikto. Galvau, kad nesąmonė nereikalingas, bet tai patogu. Ir čia sakau ne dėl to, jog turiu pareklamuoti, bet lemba iš tikrųjų patogu. Ir didelį plotą apriepia, ir nuplauna gerai, ir patogu. O atgaidžiai prancūzai. Lietuvoje ką, įsimeti pinigų, pasirenki programą, tarkim, apipurški putom visą automobilį, paspaudi stop, kol ten, tarkim, plauni arba kol lauki, kol išbrinks ir visi pinigai nesiskaičiuoja. O čia sustabdai ir eina centas po centų ir kam reikia iškart pūs vandenį nenuplovus mašinos. Tai kol nusiplovo visas mano kreditas ir pasibaigė, bet 8 eurų ir išėjo apie purkštę mašiną ir putom padengti. Va, 8 eurai. Maladies, prancūzai. Gaidžiai, nu. Valgykit toliau savo bagetės. Man pikta pasidarė. Nu ką, mašiniukas kruopščiai nuplautas, kempinę išsiplovau, užsipurškiau vabzdžių nuėmėją. Ir dabar ką liko pasidaryti. Ceramic Sealant. Išbandysim. Tai žodžiu, užpurškiam ant automobilio.
tada nuskalaujam vandeniu, tada visą kruopšį nusausinam. Blemba, kaip kvepia. Kaip tas vaikiškas šampūnas vaikystėje. Eik tu sau. Eik tu sau, kaip skaniai kvepia mašina. Nice. Va, kaip veikia keramika. Bėga žemyn. Šiek tiek prancūzai. Brangus man čia gausis plovimas vėl, va. Va. Nu, gaidžiai, nu ir ką man daryti, nu. Žodžiu, sausinam. Nu, va, mašiniukas išsausintas. Šiaip žiauriai didelis šitas rankšluostis ir jis labai minkštas ir labai gerai įgeria vandenį. Žiauriai gerai iš tikrųjų. Nes aš šiaip tas žmogus, kuris labai rūpinas automobilio švara ir labai dažnai plaunu visą laiką rankinėse plovyklose su kempine. Dabar išbandžiau su tuo, tai su tuo tikrai daug patogiau. Ir turiu labai daug šitų šluosčių automobilio sausinimui, bet šita kol kas yra geriausia. Nu čia nuoširdus įvertinimas. Iš tikrųjų, žiauriai gerai nuvalė. Tai nusausino, viskas sausa, gražu. Padariau timelapsą iš ten filmau, tai nežinau ar matysis, bet realiai vieną kartą perbraukė per mašiną ir jinai absoliučiai sausa. Kaip čia rašo, paprastas ir greitas būdas teikti dažams blizgesio ir apsaugą nuo aplinkos veiksnių. Tai reikia pirmiausia suplakti, o tada kaip rašo, užpurškite tiesiant dažų dangos, lygiai paskirstykite mikropluošto rankšluosčiu ir naudodami sausą mikropluošto rankšluostį nupoliruokite iki blizgesio. Pabandom. Blemba, ir šitas kaip kvepia. Kaip guminukai. Kebra, čia pardavinėtų automobilių švaros priemonės ar saldainius, aš nesuprantu. Nu ir gavome štai va tokį va vaizdelį. Blizga kaip nauja ir atrodo, kad būtų ką tik nupoliruota. Visi vabzdžiai nusiplojo nuo pat priekio, nei vieno neliko. Su tuo keraminė detailingo priemonė bumperius nupurškau, nuvaliau, tai ir jie įgavo žvilgesį, kapotas visas blizga kaip nupoliruotas. Nu ir visas kėbulas. Dar taip pat džiaugiausi dėl ratlankių. Irgi labai gerai padėjo. Blizga praktiškai kaip nauja. Šis kėbuliukas blizgantis. Labai nice. Nu, šitas sparnas nepasidarė žalias, bet efektas tikrai labai wow. Dar vienas klausimas, kiek mes bendrai įsileidome kelionėje ir kiek viskas truko. Tai šiaip iš tikrųjų labai geras klausimas. Dėl to, kiek išsileidome, šiaip jau seniai norėjau susiskaičiuoti, bet kažkaip tai to nepadarydavau, net nežinau kodėl. Gal dėl to, kad nesinorėjo tas sumos matyti, gal tiesiog biškį tingėjau, gal dar kažkas tai. Tai ką padarysiu, kai sukelsime visas serijas iš visos kelionės, padarysiu tada dar vieną seriją, trumpai papasakosiu apie viską ir tuomet sudėliosime visą biudžetą, surašysim viešbutis ten tiek, vienas muziejus tiek, aniek. Ir tuomet pasižiūrėsime, kokia gavosi bendra suma. O dėl keliavimo laiko, nu taip pat tada darom, kai rašysiu, kiek įsileidom, tada parašysiu ir kiek viskas truko. Tai šitą klausimą bus dar tikrai atsakyta, bet šiaip va, toksai va. Išsijungia šviesa. O, įsijungia. Nu ką, labas rytas dar kartą. Vėl žingsniuoju iki parkingo. Tai turbūt, kad paskutinis pasivaikščiojimas Paryžiui. Einu atsivaryti automobilį iki viešbučio. Susikrausim daiktus ir viskas. 12 val. Turim išsikelti, dabar jau yra beveik 11. Ir tuomet pajudam iš Paryžiaus. Nu, toks buvo planas pajudėti iš Paryžiaus. Bet nuvešiu Robertiną dar iki operos
teatro, labai jinai nori pamatyti. Nupirkau bilietus vakar, buvo likęs paskutinis bilietas internetu. Tai nupirkau, tai nuvažiuosim iki jo. Gerai, kad iki jo tik tai 3 km, nes mes šiaip tai su Jetta net negalim važinėti Paryžiuje dienos metu, tai pabandysim tos 3 km nuvažiuoti, niekam nekriti į akis. O po to, kai Robertina ten pabus, apsisukti ir minti lauk iš Paryžiaus irgi niekam neužkliuvus. Nors policijos čia yra kas kelišimtus metrų, tai nežinau. Nežinau, kaip čia gausis. Policija Paryžiuje kas kelišimtus metrų. Tai kad mus pastebės, tai tikrai pastebės, bet gal niekas nesupras ar panašiai. Šiaip labai geriečiai tie policininkai, bent jau kaip aš matau, bet bent jau iki šiandieną buvo geriečiai, kol mes nevažiavom dienos metu su Jetta. Tai bandysim negauti baudos. O po baleto teatro važiuosim toliau. Nuvažiavome jau 2503 km. Ir važiuosim toliau. Žodžiu, Gaudis nevarė kartu su manim, bet atvariau aš, tai į tokio nuostabumo operos ir baleto teatrą. Tai žiauriai gražu to parodysiu. Va. Nuostabaus grožio. Kadangi Gaudis nėra mėgėjas operos, tai mane išleido. Tai aš žiauriai happy esu. Nuostabiai gražu, tiesiog. Nu ką, einam pasižiūrėti, kaip atrodo pagrindinė scena. Žmonių žiauriai daug. Kosmosas, kiek žmonių. Nusifilmuosiu ir aš. Selfie šausiu. Žiauriai gražu. Labai. Tai nepamiršot, ką susitarėm. Greitai paspaudžiate prenumeruoti mygtuką ir susimatom turbūt, kad penktadienį nuo jūs tai priklauso. Pagaliau išvažiavome iš Paryžiaus. Amigo, que pasa? Nori laido? Duom 4 eurai. Duom 6 eurai 30 centų. Pripūsta didelė matrioška. Kas čia per šūdas, aš nesuprantu. Miesto paveldas. 718 GT4 RS. Pasakė filmuoti. Nu, davai, nustebink. Užtvėrė paplūdimį, negalima maudytis, niekas nesimaudo, Robertina, na išsiaiškinti kodėl.